Man yra Hai pasaulis. Taigi šiandien aš parodysiu jums, kaip pasidaryti LPS šaldytuvą, bet jis tinka ir monstrėms. Taigi visų pirma, ko jums reikės? Jums reikės balto popieriaus, dėžutės tokios, kurios formą primintų šaldytuvą. Klijų, pirštukinių, lipnios juostos, kartono maždaug dydžio šitą dėžutė, va taip, ne taip, bet taip, kad galėtų atsidaryti kaip durelės, žirklių bei flomasterą juodo, aš neturiu jo dėl naudos pilko. Taigi, visų pirma, paimame mūsų baltą, ne baltą, o dėžutę ir va čia su žirklėm tiesiog iškerpam tokią skylutę. Visų pirma, pasidedam šitą ir pažiūrim, ar gerai. Taip, žymėtis man šiuo metu nereikia, nes pas mane dydis yra visiškai toks pat. Taigi, iškerpate, jeigu norite ir su peiliuku galite kirpti, bet aš ir dabar neturiu. Taigi va, štai taip. Geriausia būtų naudoti sulčių dėžutę, nes jas nei pro čia, niekur neatidaro. Ir tas šaldytuvas tiesiog nieko blogo nenutiks jam. Taigi toliau. Toliau mes paimame šitą daikčiuką, nesijaudinkit, lengvai atsidarinės, ir apklijuojam su lipnia juosta, kurios po kiek laiko nesimatys. O jeigu turit permatomą, iš vis gerai. Taip va, o dieve, kaip išsigandau. Taip, taigi apklijuoti lipnia juostą. Daryklis, jeigu turit kokios spalvos, tai galite palikti tokios pačios spalvos. Jis biškai atsidarės, tai ja. Gali jums kiek nepatikti, bet kaip man tai patinka. Taigi jos atsidaro. Galite apklijuoti iš vidaus, jeigu jums dar neramu. Tai va, štai taip atrodo šaldytuvas mūsų. Taigi, toliau. Kol kas mano šaldytuvas dar fokusuok. Kol kas mano šaldytuvas dar yra toks. Atidarduos lengvai. Taigi, toliau. Toliau jūs turit pasižymėti tinkamą dydį pagal šitai ir išsikirpti. Jeigu jums matos štai tokių apibrėžimų, tai jūs juos klijuosit tiesiog štai taip, neklijuosit va taip. Tai, ja, taip, paimam pirštukinius klijus, taip pat apsivedžiojam ir padarom su visom kitom pusėm. Popierius gali būti ir pilkas arba juodas, jeigu. Viskas priklauso nuo to, kokios spalvos šaldytuvų norėtumėt. Galit nors ir mėlyną. Taigi štai kaip atrodo mano šaldytuvas dabar. Nepamirštate apklijuoti viršaus, apačios nebūtinai reikia. Kaip ir sakiau, galite apklijuoti dureles. Ir šaldytuvą galite apaišyti. Pas mane čia yra rankinėlis čia. Ir čia paradyta, kad tai yra LG. Dar panaudokite truputį kartono ir įkiškite lentynėles. Labai paprastai, tiesiog įkiškite. Nieko neklijuokite. Ir jums viskas laikysis. O ten galėsite sudėti visokį maistą, kurį reikia šaldyti. Štai. Ir aš įdėjau kelias lentynėles. Ir dabar jis atrodo žiūri fainai, bet truputį krenta. Tai aš paskui biškį patobulinsiu viską. Štai kaip atrodo jūsų šaldytuvas. Jei nerimauja dėl šios lipnios juostos, tiesiog štai išstumkit ją iš lentynų. Ir jums tikrai jinai turėtų atrodyti gražiau. Ai. Štai. Jūsų šaldytuvas. Užsidaro. Biški čia, man matos dar lipnia juosta, bet nieko baisaus. Taigi, sudėkim maistą. Aš įdėsiu pudingą. Nors tai iš tiesų ne pudingas, o tik paprastas kamštelis, bet čia viskas, ką aš turiu. Maisto pasigaminsiu daugiau. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot ir viso gero. Su jumis buvo Monster High pasaulis ir iki!